Sveiki, brangų žiūrovai ir klausytojai. Sveikiname šiandien su jumis aš Laurynas ir pastorius Arūnas. Sveiki. Taigi tyrinėjame Bibliją ir šiandienos tema bus atsimetimas ir užtarimas. Įsimintinai eilutė sako, taigi Mozė sugrįžo pas viešpatį ir tarė, dėja, ši tauta nusidėjo sunkia nuodėme, pasidarė savo dievą iš aukso, o dabar, jei tu tik atleistum jų nuodėmę, bet jei ne, ištrink mane iš knygos, kurią parašei. Taigi trumpai, apie kokį įvykį mes šiandien kalbėsime? Apie, galima sakyti, sandoros sąjungų sulaužymą prie Sinajaus kalno, prie to paties kalno, kur buvo jie neseniai sudarę. Vestuvinė, galima sakyti, sąjunga, ne, tarp Dievo ir Dievo tautos, o praėjus mažiau negu 2 mėnesiam ta sandora buvo sulaužyta. Bet tuo pačiu matysim, kaip Dievas reaguoja, kokį sprendimą pasiūlo tai situacijai. Tai apie tai. O čia nebuvo taip, bet apie įsimintiną eilutę kalbant, ar čia nebuvo taip labai, na, pavadinkim, naglai pasakyta iš Mozės pusės? Buvo tas, kad jei ne, ištrink mane iš knygos, kurią parašei. Ką jis turėjo to omeny? Aš nežinau, kad tu turiu menį, naglai, čia daugiau kalba galbūt apie tai jo, kaip sakyti, gėlestingumą ir tiesiog prašymą, kad Dievas tiesiog atleistų savo tautai, tiesiog užstoja, jisai kaip tarpininkas, tiesiog prašo Dievo pasigilėti ir atleisti savo tautai. Čia toks yra daugiau kaip ir nuoširdus užtarimas daugiau Mozės. Ai, aš tai perskaičiau, žinai, su kokia intonacija. Kodėl naglai sakau? Todėl, kad perskaičiau su tokia ultimatumo intonacija. Žinai, bet jei ne, tai ir mane ištrink iš tos knygos, kurią parašei. Nu, tai matom, net jisai pasiruošęs pasiaukoti, kad iš tikrųjų, jeigu Dievą neatleisi, tai tiesiog ir mane tą patį ištrink ir kad nebėra prasmės toliau čia, kaip sakant, tą tautą vesti ir kažką tai daryti, žinai. Nu, jisai nori, kad tikrai Dievas parodė savo gailestingumą, nes jis supranta, kad jis yra be galo gailestingas. Sekančio ateinančiai pamokoje mes apie tai tyrinėsime, ne, kada Dievas atsiveria, atsiskleidžia, koks jis yra. Tai Mozė tai jau yra patyręs, pamatęs, supratęs, todėl jo, kaip sakant, čia yra ir širdis atsiveria tokia, ne, koks jo charakteris galbūt taip pat. Supratau. Iš tiesų tą eilutę gali perskaityti ir su nuolankia dvasia, kad aš sutinku, jog mane ištrintum iš Jo, knygos, žiūrint, kurią kur kirtį parašei. padėsi, ne? Jo, iš tiesų, vat kaip ir yra, žinai, kodėl, pavyzdžiui, daug kartų Bibliją skaitant, matai skirtingus dalykus. Priklausomai kaip ir nuo kokios nuotaikos skaitai ir ko šiandieną tavo, kaip sakyt, smegenis ieško Biblijai. Iš tiesų, įdomus momentas. Gal tą pradėkime, paskaitykime, taigi, kas įvyko ir paskaitykime apie Aaroną. Išėjimo 32 nuo 1 iki 6 eilutės. Matydami, kad Mozė uždėlsė nusileisti nuo kalno, žmonės susirinko prie Aarono ir sakė jam, eikš, padirbk mums Dievą, kuris mus vestų. Juk mes nežinome, kas nutiko Mozei, tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės. Aaronas tarė jiems, nusimkite aukso auskarus, kuriuos nešioja įkabintus į ausis jūsų žmonos, sūnus bei dukteris ir atneškite juos man. Visi žmonės nusiėmė aukso auskarus, kabojusius ausise ir atnešė juos Aaronui. Jis paėmęs iš jų ranko auksą, jis išlydė ir išskubė veršę. Tada jie sušuko Izraelį, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Tai pamatęs Aaronas pastatė priešais jį aukurą ir paskelbė, rytoj bus viešpatie šventė. Kitą dieną žmonės pakylo anksti, aukojo deginamasias atnašas, atnašavo bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi užūti. Net nežinau, nuo kurios vietos čia pradėti. Iš tiesų, pradėkim nuo to, čia tiek visko neteisingai vyko,
Pradėkim nuo to, kad tai Nuo vis pat dėlto, pradžių galbūt. jo, pradėkim nuo Arono vadovavimo. Ne, galbūt situacija, galbūt pirmiausia, sakykime, gal reiktų pasižiūrėti į tai, kad Mozė uždėlsė, ne? Jis Mozė Ai, užėjo gerai. ant Taip. kalno, susitikti su Mm. Dievu, gauti būtent tuos įstatymus. Ir va čia parašyta, kad jis uždėlsė. Va čia problema buvo, ne? Matom ilgą laiką, žmonės laukia, praktiškai kiek jis ten išbuvo, 40 dienų, ne? Nepilnai, tų 40 dienų žmonės buvo kantrus prie Sinajaus kalno. Įsivaizduoju, karštis, ne, ten aplinkoje, ten dykuma, a, ir laukti ir nesugrįžta tas, kuris mus vedė, ne? Ir galiausiai mes matom, kantrybė trūko. Visai praktiškai jau mūsų be nusileidžiant, ne? Ir žmonės tada jau eina pas Aroną, sako, nu kiek mes galim čia kesti, ne? Nu, daryk kažką tai, ne? Ir mes matom, jie supranta, jie prašo ko? Padaryk, lietuvišką vertybę, padaryk mums Dievą, ne? O hebrajų kalboje tai parašyta dievus, Elohim, padaryk mus dievus. Tai būtent tą patį Elohimą, kaip aš taip supratau, kaip suprato, kuris su jais ir kalbėjo. Jie įsivaizdavo, kad būtent va, tas Dievas, kuris juos išvedė per Raudoną jūrą, kuris sudarė sandorą prie Sinajaus kalno, tai jie būtent nori, kad būtent va šitą Dievą, ne kažkokį kitą, bet būtent tą Dievą, kuris jiems padėjo, kad padarytų. Iki tol momento jie jo kaip ir nematė. Aišku, ten buvo ugnies ir debesies stulpas, tas, kuris ėjo, bet jie daugiau žiūrėjo į Mozę kaip Dievo tą pakaitalą, ne, kuris Mozę vedė ir paskui jį tenai jie keliavo, ką Mozė sako, tą jie daro. O dabar Mozės nebėra ir aiškiai ir Dievo tarsi nebėra, ne? Ir jie nežino, kaip jis atrodo, kaip ką daryti. Ne, jis sako, padaryk mums tą Dievą, kuris mus išvedė, kuris mus vedė. Bet galiausiai kas gavosi, ne? Sako, gerai, visus auskarus, viską nusimeta ir tada į katilą ten viską išlydo ir matom, Aronas padaro būtent veršį, ne? Būtent egiptietišką dievą, kurį vadino egiptiečiai kaip Apis, ne? Tai buvo labai žymus, svarbus dievas, būtent egiptiečių dievų panteone. Ir galima sakyti, jis buvo kaip tarpininkas tarp dievybės, Ozirio ir tarp žmonių. Ir būtent karalius irgi tas faraonas irgi pasirinko Dievą kaip būtent kaip savo karališkos galbūt nu, tos didybės išraiška, ne? Nes jis suprato, kad jautis arba va tas eršis yra, turi galę, stiprybę, ne? Bet tuo pačiu ir vaisingumo simbolis, ne? Tai va, faraonas tokiu būdu tikėjosi, kad va tas dievas, kuris, nu, Apis, būtent Egipte, kuris buvo garbinamas, jisai atneš sėkmę, ne? Egiptui, jisai, kaip sakant, bus palaimintas, tas kraštas niekada nesibaigs, jo karalystė, jinai bus stipri, galinga, būtent kaip tos jautis, ne? Tai matom iš tikrųjų, vat Aronas, ką jisai matė, būdamas Egipte, tą jisai ir padaro. Tai ten tokį pat dievą, ne, kokį garbina egiptiečiai, būtent tik tai galbūt jį vadina Apis, ane? Čia dabar šitoje situacijoje mes matom, jo nevadina būtent tokio pavadinimo Apis, ne? Bet jis sako, tai yra dievai, kurie mus išvedė. Jie tiesiog sulygina va tą patį Apis su tuo gyvuoju dievu, kad jis lygiai toks pat, kokį jie matė būtent Egipte, nes kitokio jie nematė, neįsivaizdavo. Tai, bet ten jie suprato, kad tas Apis tai buvo galingas, kad jis buvo stiprus. Ir jisai dabar būtent va tą gyvąjį dievą, mes matom Jahve, jie taip pat sulygina su tuo, ko jie matė. Nes kito įsivaizdavimo kaip ir neturėjo. Mhm. Jau trumpai nežinau, ar Jo, paaiškinau. jo, jo. Čia dar tokių klausimų, bet pavyzdžiui, tai ar Aronas liko vadovas, ar kodėl Aronas, pavyzdžiui, neatstovėjo irgi savo pozicijos? Na, turbūt čia ir jo charakteris atsiskleidžia, kad irgi taip pat pasidavė žmonių galbūt tai minios nuotaikom, nes bijojo galbūt, jeigu jie sako, jeigu tai nepadarysi,
augalas gali būti, ne, nu, tiesiog pabijojo tų žmonių em, ir nuotaikų, ir gąsdinimų, ir tų murmėjimų, o ten minė be galo didžiulė buvo, ne, ir atsilaikyti prieš spaudimą tokį didžiulį tai nebuvo lengva. Ir, ir matoma, čia galbūt ir parodo, kad Aronas irgi dar nebuvo galbūt stiprus tikėjime, stiprus santykiuose su Dievu kaip Mozė, tai va čia silpnumas ir pasireiškia tame, kad jis nulaidžiavo, pasidavė jų spaudimui, galima sakyti, jų Nes prašymui, jų norams jų. atrodo ir pavyzdį Georonas matė, kad kaip minimum turėjo nueiti pas Dievą ir melstis. Jo, tai jisai buvo prieš tai mes skaitėm praeitą kartą, kad ir jisai lipo į kalną su Mozė ir matė tą Dievo šlovę, ten ant Mm. to kalno papėdėje, ne? Jie ten valgė, jie tiesiog bendravo ir taip pat su Dievu. Tai kažkokia tai turėjo tą pažinimą. Aišku, jisai gi matė ir Dievą, kaip jis įvedė jos iš Egipto per Raudoną jūrą, kaip vedė per dykumą, kaip siuntė manos, tas putpelės, vandens davė, ne? Tai iš vienos pusės jisai irgi turėjo tokį pat pažinimą, kaip ir tauta matė tokį Dievą, ne? Bet vis tiek tai parodo, kad nebuvo dar širdis pilnai prisirišus prie Dievo. Kaip sakė, nebuvo to pilno dėmimo atsivertimo, galbūt dar jau tokia susidvejinus širdis, galima sakyti. Tai galbūt dar Bet taip. mes iš vėlesnės eigos šitų visų įvykių matom, kad ne visi žmonės puolė stabmeldžiauti. Tai Jo, buvo kažkokie. taip, taip, buvo būri žmonių, kurie nenusilenkė jo, kurie galbūt ir prieštaravo, ir nepritarė tam, kas buvo daroma, ne? Bet jų buvo mažesnė dalis. Dabar klausimas, o kaip pas mus, vat, praktiškai, aš tai irgi noriu tavęs paklausti, praktiškai, jeigu žmogus garbina Dievą, bet jisai garbina per savo vat, kažkokį tai suvokimą. Va čia yra lygiai tas pats pavyzdys, kad žmonės garbina per savo suvokimą. Kažkas nueina stabuką, pasistato kryželį, kad ir šiai dienai pasistato kryželį, jam kojas bučiuoja ir taip toliau. Jo, šiandien mes kada žiūrim ir atrodo mums, pavyzdžiui, kad pasaulis ypač labai sekuliarėja, ne? Tiesiog tas Dievas nelabai jiem rūpi. Bet jeigu paklausime žmonių, pavyzdžiui, išėjus gatvėje, paklausydami, ar jūs tikite Dievą, tai dauguma pasakys, kad tikiu Dievu, ne? Bet tas tikėjimas jų savaip. Kaip aš suprantu, kaip aš noriu, taip aš tikiu ir būtent skaitau save tikinčiu. Vienas vienaip, kitas kitaip ir va, bet vis tiek esu tikintis, taip žmonės dažnai įsimano. Mhm. Nu, tai stabmeldžiavimas tas, žiūrėk, daugelis, pavyzdžiui, jeigu kalbi su žmogum, na, tarkim, pas mus Lietuvoje, kaip sakyt, nacionalinės religijos, tai jisai neskaito, kad garbina ten tą statulėlę, ar ten, kur kojas bučiuoja drožiniui. Na, be abejo, Nes jisai jisai laiko, sako, kad kad čia jo tikėjimo išraiška tokiu būdu, ne? Iš tikrųjų jiems sako, išreiškia pagarbą. paprasčiau įsivaizduot. Sako, man paprasčiau įsivaizduot, va, aš Taip, matau taip, ir... taip. Kas tame blogo? Va čia mes matom galbūt ir iš to pavyzdžio, kad, sakykim, kada žmonės nematė Dievo, jie ėjo, ne, ten, kai vedė Mozės, stulpas ėjo, tada jie vedė. Kada dabar atsiranda va, tas aukso veršis, matomas Dievas, ne? Prie ko tai Mm. privedė? Sako, žmonės tada kilo užuoti, ne? Tas hebrajiškas žodis užuotis hak, atrodo, nežinau, jeigu teisingai sakau, tai reiškia, kad, nu, paleistavauti, gertugliauti, paleistavauti. Tai matoma iš tikrųjų, va, tas matomas Dievas dažnai prie ko tai priveda, ne? Prie paklydimų, nuo nuklydimų, nuo gyvo Dievo atsitraukimo. Tas pats atsitiko ir istorijos eigoje, ne, kada iš tikrųjų iš pradžių bažnyčia irgi jokių paveikslo nepropaguodavo, nedarydavo, o vėliau mes matom, kad tie paveikslai atsirado, kad su to tikslu, kad mums lengviau būtų įsivaizduoti ir garbinti Dievą negu to, kokį matom. Bet matoma, tas matomumas, jisai neveda prie artimesnio santykio su Dievu, bet kaip tik tai atitolina jį.
Nes būtent va tam galbūt pavydale ar paveiksle, kurį tu pavaizduotas Dievas, jisai yra sumenkinamas. Ne veltui būtent nu, antras įsakymas ir sako, nesidarysi jokio drožinio paveikslo, kad nesilenktum prieš jį, ne? Būtent dėl to, kad visi tie drožiniai ir paveikslai, ką jie darė, jie sumenkina Dievą. Atrodo, būtent va toks Dievas, kokią aš matau, va toks jis yra, ne? Bet kai Saliamonas sako, Dievo negali sutalpinti visa visata, ne? Tu jo negali pamatyti, negali neįsivaizduoti, ne kokia jo didybė, galybė yra ir todėl ir duotas įsakymas, kad tu nesidaryk, nevaizduok, nes tai iš tikrųjų ves tave į nuklydimą, nupaklydimą, o nepriartins prie Dievo. Jo. Dar tuo pačiu išėjimo 32, kur skaitėjai 6 eilutę, perskaityk dar kartą. Kitą dieną žmonės pakilo anksti, aukojo deginamasias atnašas, atnašavo bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi užauti. Tai va čia tiesiog norėjau, kad dar kartą pabrėžtum tą ką ir kalbėjai, žinai. Šitą, kur toliau nuveda va, tas stabmeldžiavimas. O dabar tu man tokį momentą atsakyk. Ar didelė žmogaus kaltė, jeigu jisai padarė stabą, bet garbina vis tiek tą patį Dievą, apie kurį kalba ir eina? Nu, nuodėmė yra Supranti? nuodėmė, ir jos, kaip sakyti, bet kokia ta nuodėmė yra nuodėmė, jis nepamatuosi didesnė, mažesnė, bet tai vis tiek tai yra, nu, ne pagal Dievo valią. Dievas būtent nori, kad mes garbintume Dievo dvasę ir tiesą, o ne būtent pagal tokią, kokią mes matom Dievą, ne? Nes, kaip ir kalbėjau, tai neprietina prie Dievo, bet atitolina labiau, nes tu įsivaizduoji būtent Dievą to, koks jis yra. Ir jisai, tas Dievas tampa kaip žmogaus kūrinys. Tai išeina, kad žmogus jį valdo, nebe Dievas jį valdo, bet žmogus jį valdo, ne? Ir tas stabas, kurį pasidarai, ne, tai jisai daugelį Biblijų vietų sako, jis negirdi, nei užuodžia, nei supranto, nei tau kažką pasakyti gali. Nu, tiesiog kaip kažkoks baslys ir viskas. Kaip su medžiu kažkokie pasikalbėk ir tu nieko jokio atsako negausi, ne? Aš žinai galvoju, gal čia dar tas blogiausias momentas šitame yra, kad tai yra pusiau, toks sumaišyta tiesa su melu, žinai. Kaip ir Dievą garbini, bet pasidarytas stabas, žinai. Teisingai pastebėjo, labai jo, čia toks, užmaskuota apgaulė, galima sakyti, ne? Jo, čia dar klastingesnė yra, negu kad atvirai tu netiki Dievo, nes čia atrodo tu tiki, bet va, kažkaip tai visiškai ne taip, kaip Dievas nori. Jo, tu pasidarai, kaip ir, čia vat, būtent tai, kaip paminėjai, žinai, kad garbinam Dievą tokį, kokį norim. Paimam dalį faktų ir aplipdom taip, kaip norim jau toliau Taip. mūsų norimais faktais. Mhm. Arba savybėm, pavadinkim, charakteriu. Žinai. Em, Gal galėtum paskaityti Romiečių 1 skyrių 27, 22, 27 eilutės. Nuo 22 iki 7, ne? Taip. Girdamėsi esą išmintingi tapo kvailė ir išmainė nenykstančio Dievo šlovę į nykstančių žmogaus paukščių keturkojų bei šliūžų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjai, kuriam šlovė per amžių amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo įstruvaliai, jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai pametę prigimtinius santykius su moterimis užsidegė gėdulys vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir už iškrypimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Ar šitą eilutę, kaip tu manai, va šitos eilutės, kas pasakyta, ar tai atitinka tai, kas vyko šitą su aukso veršiu? Būtent jo. Tas ir čia aprašyta, kad žmonės tiesiog pažinojo gyvo Dievo, ne, jiems Dievas buvo apsireiškęs, pats ant Sinajaus kalno kalbėjo, ne, ir jie girdėjo ir matė tą jo šlovę, galbūt pasireiškiančią, ne,
nežiūrint to, jie pasidarė būtent va tą, kaip sakant, savo stabą, kuris mums negrėsmingas, nežaibuoja, ne? Bet mums toks patinka. Tai sako, jie sukvailėjo žmonės, ne? Ir būtent va tas, prie ko privedė, prie to, kad žmogus jau elgėsi nemoraliai, ne taip, kaip viešpas bus sukūręs, bet matom pagal savo nuodėmingus troškimus, geismus, iškrypimus. Tai va, matom visiškai, kaip sakoma, toks atitolinimas, nutolimas nuo Dievo vis labiau ir labiau reiškiasi. 7-8 eilutės išeimo 32 skyrius. Viešpats tarė Mozei, skubėk tu jau pat žemyn, tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, nedorai pasielgė. Jie suskubo pasukti iš kelio, kuriuo eiti buvau jiems įsakęs, nusilėdino veršį ir aukojo jam, sakydami, Izraeli, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Arba kitaip sakant, štai tavo dievai, kurie išvedė tave iš Egipto žemės. Elohim. Taigi, na, čia gali pasakyti, argi Dievas nežinojo, jog taip įvyks, jeigu Mozė užsibus pas jį. Tai viskas pas Dievą suplanuota ir čia va, tas įvykis irgi buvo numatytas. Ir buvo tai reikalinga turbūt pirmiausia ir tautai, jos tikėjimo išmėginimai, bet tuo pačiu taip pat buvo ir Mozė turbūt išmėginimas, ne? Kaip norėjo Dievas pažiūrėti, kaip Mozė reaguos į tą situaciją, kaip jis seksis, ką jis darys kaip tautos vadovas. Ne? Tai viskas buvo pagal Dievo planą, manau. Tai primena kažkiek Petrą, žinai. Čia, ar norite sekti Dievu? Taip, norime. Petrui sako, žinai, Petrai, tu man įsižadėsi, nieko gyvų neįsižadėsiu, žinai. Ta prasme, Jo, jau taip kas pat, aš. jo, patikrina jį. Jo, lygiai tas pats, tik tai čia 40 dienų tenai viena naktis, ar ne? Ir va Mhm. tas žmogaus užsispyrimas, tas entuzijazmas, žinai, jo, naujas projektas, mes jį darysim, žinai, mum patinka, mes taip toliau. Ir kiek nedaug reikia, kol žmogus grįžta į savo vagą, žinai, ta prasme, įpročių. Jo, bet tai parodo, kad atpulti gana greitai galima, ne? Vieną dieną tu buvai labai galbūt stiprus, tikėjime, ne, o kalnas neversi, o va, kitą dieną susiduria su kokiais išmėginimais, išbandymais ir viskas, tikėjimas kažkaip tai žlūsta ir va, vaikštai kaip žemė pardavęs, ne? Jo, žinai, man tai čia labiausiai tas atrodo, kad tai jie ne. Čia slidžiausias momentas, vat, mūsų tam užsispyrime ar atsidavime Dievų, ne tai, kad kardinaliai pasikeičia, o tai, kad keičiasi dalykai po truputį. Mes biški kažką padarom. Truputėlį kažkokį tai, žinai, tarkim, aš būsiu tik su Dievu. Nu, čia biški pasidarysiu skulptūrėlę, žinai. Bet apie tą patį Dievą kalbam. Suprantate, truputį alkoholio. Bet aš vis tiek Dievą myliu, jam atsiduodu, žinai. Nu, dar šiandien alaus, žinai. Nu, bet vis tiek tik Dievą myliu. Nu, supranti mintę, ne? Ir tas Nu taip. po biški ir viskas. Tai kas dabar būtų buvę, jeigu nebūtų šitą, jeigu Mozė toliau nebūtų grįžęs, iki ko būtų viskas išsigimę, žinai. Nu, visas tas. Jo, jo. Tai čia jau ir matom, kad prie ko tai veda ir kad jau jie ten, nu, Gerai, kaip ir man sakai, čia būtų dar. viskas išsigimę. Jo, man tada kitas klausimas. Vadovo reikšmė šitoj situacijai. Nu, va čia irgi matom tautai reikalingi vadovai, kad, kurie irgi taip pat padėtų jiem tam tikėjimų keli, kad jie išsilaikytų, kad parodytų Dievą, nes kai nėra kas vadovavę ir patarlės pasakyta tauta, kaip ten paminėta, padūksta, išdūksta, ne ten tiesiog, ne, ir nueina netinkamais keliais. Tai taip Dievas įstatė, kad reikalingi vadovai, kurie
klausytų Dievo ir tiesiog padėtų tautai susiorientuoti tą tinkamą kelią, kurie turi eiti, ne, kaip turi elgtis, ką turi daryti. Nu, atsiranda, aišku, įvairiausių klausimų, pas kažką tai reikės pasiklausti, pasitarti, ne. Tai viskas reikalinga jo. Tai ar mes tokie nesavarankiški? Tu pasakyk man taip tada. Ar tada žmonės buvo tokie nesavarankiški, ar mes ir šiais laikais lygiai tokie pat nesavarankiški? Kokia reikšmė yra, tarkim, dvasinio vadovo ir autoriteto klausimas šičia? Na, tarkim, pastorius, žinai. Mhm. Jisai vedlys ar jisai tarnautojas, žinai? Ta prasme, jisai aukščiau už narį ar jisai žemiau už narį? Žiūrint kur, nes kaip Kristus sako apaštalam, žinot, kad pasaulio valdovai ten jie viešpatauja, valdo, engia ir jiem turi tarnauti, ne? Bet sako, tarp jūsų turi būti kitaip. Jeigu kas nori būti didžiausias, tai būna visų tarnas, ne? Tai jie turi, nu, tarnauti, padėti, nes tautai turi savo poreikį, ne? Tai kiekvienas atlieka savo funkciją, kaip ir bažnyčiai pasakyta, vieni paskirti vienom pareigom, kiti kitom, treti trečiom. Ir kiekvienas atlieka savo funkciją, ne, kaip kūne viskas sudėliota. Ir būtent viskas yra reikalinga, kad kartu galėtume išsilaikyti toj didžioji kovoj prieš didesnę armiją, kuri nori mus sužlugdyti. Todėl turi būti tas organizacijas, vieningumas kartu, nes liekam pavienė, pats aš savo autoritetas, nieko daugiau neklausau, nu, tai tas šėtonas sako, tai valio. Kaip ir žinom, pavyzdžiui, liūtai, kada gaudo net tenai bandas, jie užvėja juos, tenai lieka tie pavieniai atsiskyrę ir juos čiumpa, kurie vieni ne būryje susibūrė. Tai va, viskas yra reikalinga, tik tai svarbu, kaip kas vadovauja. Mes matom iš Izraelio tautoj, karaliai kokie buvo, ne, tauta pat norėjo būti karaliai, bet vieni buvo geri karaliai, kurie vedė tautą prie Dievo, ne, ir buvo blogi karaliai, kurie visiškai atitolino nuo Dievo. Nu, tai va, čia irgi parodo, kad vadovo vaidmuo yra didžiulis, arba tu gali į vieną pusę patraukti tautą, arba į kitą pusę. Jo. Tai, O čia ir su gerai, tai, Aronu mes matome, ne, Aronas būtent patraukė tautą į tą blogąją pusę. Jo. jo, tai va čia dabar klausimas, ar jeigu mes imam, kad didžioji žmonių masė jiem reikia vadovo, tai ar čia šitas visas įvykis, ar tai buvo Arono kaltė? Nes Aronas jau galėjo sustabdyti. Jo, gali, taip. Nu, tiesiog buvo ir tautos, ir jo paties jie, ta nuodėmė. Man, Bet aišku, jo kaip vadovo galbūt didesnė, nes sako, kam daugiau duota, tau tas daugiau turės atsakyti, atsakomybės daugiau turės, ne? man, žinai, čia primena tokį nusikalstamą pasaulį, kai yra politikai išrinkti, žinai, ir ateina nusikalstamas pasaulis, jis sako, turi padaryk taip ir taip. Mhm. Ir Taip, supranti. jo, ir pabandyk nepaklusti, ne? Ir dabar klausimas, Jo, ką daryti toj situacijai. Tai įsivaizduojam, galime įsivaizduoti vat, Aroną, ne, jis taip jautėsi panašiai. Nu ir nebuvo lengva tai padaryti. Ir neaišku, kaip mes pasielgtume, ne vienoje ar kitoje situacijoje. jo, ir vat iš karto tada, bet matai, kaip gerai suorganizavo viską. Iškart pasakė, visi iškart pakluso. Nu, tai Jo, nes tai jų buvo jų noras, jie to norėjo, tai ir lengvai ir pasidavė, pakluso. 32 skyriui, toliau skaitant nuo 9 iki 29 eilutės, apie ką rašo, ar tu paskaitysi, ar tu perduosi, ar dalimis paskaitysi, kaip tu Nuo nori. kurios eilutės? Devintos? Nuo, nuo 9 iki 29. Aha, tai čia labai daug. Tai čia matom jau tada tą viešpaties kreipimas į Mozę ir sako, lip žemyn, nes ten tauta, kuri tavęs laukia, nuklydo, ne? Mhm. Ir Mozė toks kaip ir pranešimas yra, ne? Ir matom, Mozė tada maldauja viešpatės, ne, kad jisai pasigailėtų tautos, jis dar nemato, ką jie padarė, ne? Bet jis supranta, kad jeigu Dievas duoda perspėjimą, tai jisai maldauja, kad viešpats, nu, nerūstautų
ant tautos. Kitaip sakant, kad ta rūstybė savo nukreiptų nuo jų, ne? Nežiūrint tai, ką jie ten padarė, ne? Priežastis kokia, kad Mozė mes matom, nori, kad Dievo reputacija nebūtų sugadinta tame, ne? Nesako, egiptiečiai, aplinkinės tautos, pamatė, ką tu padarai savo tautą, jeigu jos sunaikintų mane, kas būtų. Nu, tiesiog pasišaipytų ir sakytų, va, tas jūsų Dievas nesugebėjo jų nuvesti į pažadėtą žemę, juos sunaikino pakeliai. Na, žiūrėk, dar toksai momentas, 19 eilutė, jeigu paskaitytum. Gerai, tai. Pristertinęs prie stovyklos ir pamatęs veršį bei šokius, Mozė niršo. Jis metė plokštes iš rankų ir sudaužė kalno papėdėje. Nu, o dabar, kai pamatė tą vaizdą, nervai net laikė, ne, Mozės. Bet Jis čia dar iš vis net toksai, neįsivaizdavo galbūt taip, kad taip jie nusižengė smarkiai, o dabar, kai pats savo akim pamatė, tai net laikė. Ne? nu va, čia taip įdomu, iš kur, pavyzdžiui, Mozė žinojo, kad nebus pats nubaustas mirtimi, kad sudaužė šitokį dalyką. Ta prasme. Na, žinai, čia daugiau klausimų negu atsakymų, žinai. Ne, tai Mozė čia jau jis nebegalvoja, jis bus, nebus nubaustas, jis spontaniškai dabar čia jo reakcija kaip atsakas į tą, ką jis pamato. Ane? Dabar, nu, tiesiog jo jis dabar nebegalvoja, kas bus su juo, bet jisai, kai jisai mato, jisai negali, nu, ramiai žiūrėti į tą reginį, ką padarė tauta, ne, kad nesulaukė jo. Ir taip, būtent toj vietoj, kur Dievas kalbėjo su savo tauta, kur davė 10 Dievo įsakymą, ne, būtent toj pačioj vietoj prie Sinajaus kalno vyksta, dabar mes matom, tas toks, tos sandoros sulaužimas, ne, Dievo vietą užima kitas Dievas veršis, ne. Ir Jo, ir Mozė tai atrodo, jau sunku buvo žiūrėti. nu, matai, Mozė kaip vadovas visą tą patyręs, visą savo gyvenimą, visą išėjimą iš Egipto. Žinai, kaip tu tempi tą savo komandą, žinai. Nu taip, bet žiūrėk, dabar, kada jisai lipa į kalną, ten, kada jisai perskaitė tą sandoros įsakymus, prisiminai praeitą Mhm. pamokoje, kad žmonės ne 3 kartus pasakė, mes viską darysim, kad Dievas Taip. pasakė. Ne? Tai Mozė lipa ant kalno su ramia širdim, kad žmonės pasižadėjo, tai sugrįžęs tikiuosi, kad jie išlauks ir nu, išlaikys savo žodį, kaip davė, ne? Bet jis dabar grįžta ir mato. Ta pati tauta, kuri buvo garsiai sakė, ne, mes darysim viską, kad Dievas savo sakė, dabar absoliučiai visiškai priešingai elgėsi. Jo, tai matom, jam ir sunku tai buvo matyti. Tai va, čia iš to pačio, žinai, kur, nu taigi ką tik sutarėm. Jo, Ką tik sakėt, ką tik sutarėm, aš išėjau ir viskas. Ir tarsi nieko ir nebuvo. 40 dienų Mozei prabūnant su Dievu, tai buvo kaip viena diena. Ten atrodo, jis galėčiau dar būti ir būtinai toj Dievo šlovėje, klausytis Dievo ir taip toliau, ne? O žmonėm, kurie nematė Dievo, ne, 40 dienų buvo tai visiškai, tai buvo košmaras kažkoks, ne, ten, kada mes sulauksim, ką mums toliau daryti, kur ta pažadėta žemė, kiek mes čia sėdėsim toj dykumoje dar, ne? Jo. O kai 400 metų išsėdėjo Egipte, tai nieko. Jo. Nu, kol spaudimo nebuvo, viskas normaliai. Tada ir buvo ir valgyti, ir darbų, ir tu saugiai gyvenai. Tai va čia žinai, kaip čia ant kiek kintantis yra žmogaus nusistatymas. Aš, pavyzdžiui, galvoju, vat kaip ir kokio pasauliečių santokoje, žinai, kur vertybės yra kintančios, žinai. Šiandien gerai, po 2 metų jau nebegerai. Po kito vertybės, kur po 2 metų ir po pusmečio būna, žinai. Visiškai pasikeičia vertybės ir viskas, žinai. Jo, arba, kaip sakant, toj santuoka, ne, tik eini prie altoriaus, darai ten sąjungą ir pažadi, kad būsim kartu iki mirties, o žiūrėk, praeina kuris laikas ir iširsta tos santuokos, ne, visi tie pažadai kažkaip tai jie nublanksta ir Tai va, tai čia irgi su tom vertybėm, žinai, ką tik įsižadėjot vienas vertybės ir paskui žiūri, kad vis dėlto yra ir linksmesnių vertybių. Tai ir santuokai, yra ir linksmesnių, žinai.
Nu, momentu. kitaip sakant, žmonės sako, geriau žvilbis rankoj negu briedis laukuose. Kada ten ateis, kada viską pamatysim, mes jau dabar Mhm. norim eiti į pažadėtą žemę, net ten kada Mozė sugrįž ir kada ten neaišku, ar jisai sugrįž dar, gal jau ten nebėra, gal jis ten numirė ant to kalno degančio. Tai jie nori dabar gyventi, dabar nori judėti į priekį. Atrodytų, bet ką tos keletos dienų pakeisti, žinai. Jo, bet va tas pavojus yra galbūt šiandien ir mums, sakykim, kaip tikintiems, mes laukiam Kristaus sugrįžimo ir mes suprantam, norim, kad jis ateitų greičiau ir kartais atrodo, kad jis dėlse, vis dar neteina, kada jis ateis, ne? Ir norisi greičiau jau ištrūkti iš to pasaulio į tą Dievo karalystę, o jo nėra. Ir va tas dėlsimas, jis kartais jisai nuvedamas irgi kur, nu, gyvenu taip kaip visi, žinai, nu, va tada ir atseit laukiu Kristus. 32 skyrius, 30, 32 eilutė. Mhm. O kitą dieną Mozė tarė žmonėms, nusidėjote sunkia nuodėme, bet dabar aš užkopsiu pas viešpatį, galbūt pajėgsiu atlyginti už jūsų nuodėmę. Taigi Mozė sugrįžo pas viešpatį ir tarė, dėja, ši tauta nusidėjo sunkia nuodėme, pasidarė savo dievą iš aukso, o dabar jei tu tik atleistum jų nuodėmę, bet jei ne, ištrink mane iš knygos, kurią parašėjai. Aš žinau, kodėl aš tai perskaičiau. Arūnai, todėl, kad ten šauktukas yra gale. Taip. Bet jei ne, ištrink mane iš knygos, kurią parašiai. Gerai, bet grįžtant prie šito supratimo. Taigi, ką Mozė, šį čia atėjęs daro? Pra... Tarpininkauja. Jo, įtarpininkauja. Mes matome, kaip ir kalbėjo, va tas Apis Egipte, jisai buvo kaip tarpininkas tarp žmonių ir Dievo. Ne, va, Egipte tai buvo. Tai va čia dabar Mozė matome, iš tikrųjų jis yra tas tikrasis tarpininkas, ne tarp Dievo ir žmonių. Jisai ateina būtent ir prašo Dievo užtarimo. Jisai supranta, kad Dievas yra galestingas. Jisai pasigailėjo jų, kai jie buvo Egipte, vedė juos iš ten, pasigailėjo jų, kai dykumai susidūrė su vandens ir maisto trūkumais. Ne? Jisai buvo galestingas ir Mozė tai matė. Ir dabar supranta, kad Mozė, tie tauta, ne ką geresnė, kokia buvo anksčiau, bet Dievas jau tada galingas savo ranką juos vedė ir išvedė pasigilėjęs. Tai ir jisai supranta, kad Dievas yra gailestingas ir dabar prašo irgi taip pat atleidimo už juos. Kitaip sakant, va tas prašymas atleidimo, kai mes suprantam, kad tas, kas nusidėjo, tas ir turi atsakyti, turi mirti, ne? Taip teisingumas reikalauja. Bet skaitome rašte, kad Dievas nenori nusidėlių mirties, bet nori, kad jis gyventų. O tam, kad galėtų gyventi, jau reikia ieškoti sprendimo, kaip tą žmogų teisingai išgelbėti. Ne? Jeigu aš teisiu pasakyti, gerai, tavo atleidžiu, viskas tvarkoj bus, teisingumas sakys, palauk, o kur auka? Tai turi būti nuodėmės alga mirtis, tai turi būti sumokėta už tai, jeigu nori, kad atleisti. Tai va, matom, Dievas į tą sprendimą daro. Vėliau, kaip mes matom, na, šventyklos tą modelį davė aukų aukojimas, kuris nurodė, kokiu būdu Dievas įspręs tą nuodėmės problemą. Ne, kad tam, kad atleistum, reikalinga auka. Be aukos, be kraujo pralimo, Hebrajams 9:22, ne Paulius sako, nėra atleidimo. Tai va čia, kada jis Mozė prašo Dievą atleisk jam nuodėmes, kitaip sakant, prisijimk savo jų kaltę ant savęs. Prašo, ne, prisimk jų kaltę ant savęs. Ką Izaijas ir kalba apie Mesiją, ne, kuris 53 skyriuje, kad jis prisimė mūsų kaltes, prisimė mūsų nuodėmes, mūsų naštas ir nešė ant kryžiaus. Ne? Tai va čia Mozė galbūt jis atlieka tą tarpininkų vaidmenį, kaip sakant, kurį dabar atlieka Kristus, ne? Kuris yra paukoja savo aukos, jisai užtaria prie malonės sosto savo tautą ir prašo pasigailėjimo. Tai reiškia, šiandien yra nuostabi ir gera žinia, kad jeigu tu suklumpi, tu nusidėdė sąmoningai ir nesąmoningai, ne, yra dar malonės laikas, ne,
prie Dievo sosto tu gali ateiti. Yra tarpininkas, kuris a, gali tave užtarti, kuris tau gali padėti situaciją, ne? Tai va, čia galbūt galima tai išvelgti būtent tame Mozės maldavime, ne? Klausyk, o ten paskui, va dabar taip susimaščiau, o ten paskui tiem organizatoriam labai prastai baigėsi. Jo, teisingumas vis tiek turėjo savo atlikti, ne, nes nuodėmė turi savo pasiekmes. Kodėl būtent blogai baigėsi? Pirmiausia, prisimena, kada Mozės sugrįžo ir pasakė, kas už viešpatį tai ateina prieš mane. Jeigu jie visi būtų atėję prie jį ir sakę, Dieve, atleisk mums, kad ką mes padarėm. Mes paskubėjom, mes nusidėjom, mes nesupratom, būk mums gailestingas, pasigilėk. Jeigu būtų jie taip maldavę, tai kas būtų mirę? Nu, visi būtų išlikę gyvi. Aišku, Dievas būtų pasigilėjęs. Bet matom, net ir tada, kada Mozė kvietė juos atgalai, atsirado dalis žmonių, kurie sako, ne, mes, nu, manom, kad esam teisingai pasielgę, ne? Nu ir tada, jeigu teisingai, tai praktiškai dabar laukia teisingumo nuosprendžio. Teisingumas jau jisai negalestingai sprendžia tą klausimą, bet teisingai. Žinai, čia tik tai parodo, kad kartais tam tikri veiksmai žmogaus parodo ne tik tai spontanišką poelgį jo, bet jau gilumišką sugėdimą, žinai, kad jau giliai jisai pergėdęs, žinai. Taip, taip, va būtent, ne, sakykime, kodėl, pavyzdžiui, paskutinės tos negandos bus apreiškimų knygų galios aprašytas, ne? Tiesiog parodyti atvirai jiem patiems žmonėms, kokios jų širdis, ne? Kad net ir tada, kada jau yra suspaudimas, jie ir toliau nesigrėžia į Dievą ir neprašo atleidimo, bet ir toliau keikia Dievą, ne? Ir tai parodo, kad jau širdis tiek sugadinta, kad jau neįmanoma pataisyti, belieka tik tai, kaip sakyt, sunaikinti. Mm. Jeigu jie paliksti toje bujotėje, tenai užkrėsta nuodėmė, kaip iki Tvano buvo, ne, iš tikrųjų, va, yra pavojus pasauliui. Nes piktoji dvasia, kaip Efeziečiam laikė rašo, veikia tuose neklusnumo vaikuose, kurie neklauso Dievo, bet, nu, kaip sakant, klauso piktojo. Ir tada jau piktosiam dvasiam erdvė veikti yra. Ir žinai, kaip tada ir klausimas toksai, žinai, kai pažadėta žemė prieėjo, žinai, prieėjo tenai prie to Kanano ir tas 40 metų, kurie ten gavo klaidžioti, kad išmirtų ta karta, žinai. Tai gal teisingumas ir turėjo būti, kad juos visus turėjo iškart išguldyti. Bet, Teisingumas, taip, būtent, jo, teisingumas būtent to reikalavo, nuodėmės, alga mirtis, taip, jo. bet iš meilės jam buvo duota, kaip sakyt, klajoti, žinai. Taip, Dievas pasigailėjo būtent, kaip sakant, nes pamilo savo tautą ir būtent, kurią jau pats sukūrė per Abraomą, ne? Tai Dievas žinojo, kad jų širdis irgi nedoras, nuodėminga prigimtis kiekvieno širdyje yra ir jis yra gailestingas visiems, bet tą gailestingumą gauna tik tai tie, kurie prašo to gailestingumo. Jo, tai va, tai, žinai, dar irgi skaitant va, tą istoriją su to viršiu, žinai, atrodo, kokia ten negailestinga ta bausmė, žinai, bet iš tiesų bausmė tik tiem, kurie ir jau galutinai apsisprendė nesugrįžti pas Dievą. Nu, dabar nusprendė savo dievus garbinti, žinai. Taip, jeigu būtų juos palikę, jie toliau būtų kėlę maištą, prieštaravimą ir būtent, kaip sakant, klaidinę, glūminę kitus žmonės, kurie norėtų eiti su Dievu, nu, tikrai jie būtų kaip sakant, tas va, rakštis ar spastai kitiems žmonėms. Tai, nu, Čia, čia gal tada ar galim tai būtų sakyti, kad žmonės ten susiskirstė su tie, kurie tvirtai laikėsi Dievo, paskui tie drungnieji per vidurį ir tie, kurie tikrai vedė nuo Dievo. nu, gali būti, jo, gali būti, kaip tu sakai, tas trys dvi grupės, bet vis tiek tas drungnas jau pusiau čia, tai praktiškai, jeigu pagal teisingumą vertinti, tai jisai vis tiek yra prie tų, kurie jau atsitraukė nuo Dievo. Mhm. Supratau. Gerai, tai
mes Truputį matom, kad atsiprašau, galbūt dabar, jeigu mes kalbėtume apie paskutinį laikmetį, ne, kada iš tikrųjų šiandien irgi tokias grupės irgi galim matyti, ne, kurie eina su Mhm, Dievu, kurie yra dugni, kaip sakai, ir kurie visiškai su Dievu nieko bendra neturi. Bet žinom, kad apreiškimų knygos sakom, kad ateis toks metas, kada va tie viduriniai, drugniai, jie turės pasidaryti sprendimą arba vieną pusę, arba į kitą pusę. Ne? mhm, Ir jie nebegalės likti tam viduryje, kaip drugnas, nei raudonas, nei baltas, ne? Niekam nepriklauso. Kažkam tai turės priklausyti arba vienam, arba kitam. Turės apsispręsti. mhm. Jo, matai, bet ir skirtumas yra, kur mes šiandien gyvenam, o kur čia grinai tauta išvesta. Tik visi ėjo Dievo vedini. Pas juos viskas šviežiai, supranti, mato stebuklus ant akių, visi vienoj krūvoj, visi izoliuoti dykumoj ir vis tiek va, toksai maištas lygioj vietoj, kur Ne, atrodo tai va turėtų būtent būti. kaip ir sakoma, kad sako, žmonės sako, parodyk mums Dievą, tada mes tikėsim. Nu va, jie matė šlovę, net girdėjo balsą. A tai padėjo jų tikėjimui? Jo, kaip tik ne. Apaštalas Paulius antram laiške Tesalonikiečiams sakoma, kad ateis antikristas paskutinį laiką, ne, kuris sako, darys įvairių stebuklų. Stebuklų, kad Mhm, suklaidintų tuos, kurie atsisakė tikėti tiesą. Tai reiškia, žmonės iš tikrųjų, va tie stebuklai, jie gali nepadėti prie Dievo, bet kaip tik tai atitolti nuo Dievo dar labiau jo. Tai mhm, jo, tas pasakymas, kad parodyk ir tada patikėsiu, čia yra laikinas dalykas. Jis gali arba kaip prie kalno jie pamatė, kai Dievas pradėjo kalbėti, sako, Moze, tu kalbėk, jeigu Dievas pasitraukė, nes mums baisu, nebegalim pakęsti, kaip baisu yra, ne? Tai arba iš baimės, arba iš kokį kito motyvo, bet iš tikrųjų tai yra laikinas dalykas. Todėl Petras apaštas sako, kaip ir gyrė ten tikinčiuosius, kad jūs sako, mylite Dievą, nors jo ir nematote. Va čia yra tikras tikėjimas. Arba Kristus palaiminti tie, kurie tiki nematantis, ne? Tomai pasakė. mhm. E, Tai rezumuojant visą šitą istoriją, mes matom, kad Dievas jiems atleido. Ta prasme, jie išliko sandorai, aišku, ne be pasiekmių, bet nebuvo visa tauta išguldyta. Jo. Tai, na, rezumuok mums šiandienos pamoką. Nu, tai galbūt mes matom nuodėmės pasiekmes, ne, kurios yra skaudžios, kurios galbūt tikrai veda į pražūtį, mes galim matyti, ne? Bet iš kitos pusės galbūt šitą temą daugiau atskleidžia ne tiek, kiek blogi yra žmonės, ne? Mes žinom, kad mes esam sugadinti nuodėmės nuo pat pradžių, bet kiek yra geras Dievas, ne? Koks yra atlaidus, gailestingas, pasiaukojantis, ne? Tai va yra svarbiausias galbūt akcentas būtent šitai temai, ne? Nes ir visas šventas raštas būtent ne tai, kad kokie geri ir blogi yra tikintieji, ne? Bet būtent koks yra Dievas yra atskleidžiamas, ne? Koks jo charakteris. Apie tai bus sekanti tema, bus labai nuostabi būtent, ne? Apie jo charakterį, tai va, bus įdomu pastudijuoti. Mhm. Gerai, ačiū tau, ačiū žiūrovai klausytojai, kad buvote kartu. Linkime jums Dievo artumo ir palaimintos savaitės. Visą gerą. Sudėl.